Sveiki jaunimėlį, šiek tiek kitoks epizodas. Šiandien žvejosim street fishingu, tai Kauno miesto centre prie Žalgirio arenos. Kadangi po darbų galvojau niekur nespėsiu nulėkti, tai pabandysim kažką pagauti čia, mieste. Tai važiuojam ir žiūrim, kaip man seksis. Atskridau čia, dar nedavažiavau Žalgirio arenos kanalo iki tokios vietelės. Čia tokia dabutė yra, pabandysim čia dar kažką greit pagaudyti ir varysim iki vietos. Ką, užsirašau 0,3 gramo avižėlę ir su tanktukite pradėsim. Pirmas metimas. Paėjau čia kelis metrus iš šono. Galbūt čia kažkas. Gerai, judam toliau iki kanalo, kaip ir žadėjau. Bandysim ten. Čia tik tais kelis metimus padariau. Galvojau, pasiseks gal kažkas. Iš kur tų žuvų čia bus? Taip, tai kas pasikeitė, užsidėjau pusės gramo avižėlę ir tipsiuką iš Neptūno bait. Bandysim toliau. Vakas važinėja čia. Plaukiam. Kaip čia pažvejot? Išpratėjęs jaunimas, va. Dar vienas jaunuolis parlėkė. Skraido čia. Jaučiu prastą dieną išsirinkau, eilinį sykį. Pažiūrėkit, kiek čia tie jaunuoliai putų man pridarė. Nežinau, ar čia kažkas gero bus. Pažiūrėsim. Sugalvoja su vandens motociklais mieste. Taip draskytis. Nežinau, ar čia gerai buvo. Einu biškį toliau, gal mažiau putų bus. Nu va, aukšlytą pagavau. Nebetuščia. Pavyzdžiui, vieną aukšlytą pagavau. Bandau dar į priekį pavažiuoti. Ir po to grįžinėsiu atgal irgi dar prasimėtus visai čia su viena žuvim. Nelabai norisi pabaigti dieną. Grįžau į tą pačią vietą, kur aukšlę pagavau. Tiek matos judesi, bandom čia toliau. Niekaip neužkimba, viską padariau, net pavadėlių užsirišau turbūt po metų laiko. Nieko visiškai. Veiksmo yra, bet kad kaip tai visiškai nekimba. Visas avižėlės išbandžiau visus masalus ir dar pavadėlių užsirišau. Aš tai manau čia per tą jaunimėlį, kur su vandens motociklais davėsi. Tie ten ir sugadino man reikalus. Nu, spėkit, kas dabar. Tai pamatysim. Aš sakau, čia dėl to ir nekimba, va. Kokie važinėja. Skraido visiškai miestą. Atplaukė ir sustoja, reiškia, čia toliau negali plaukti. Nepridarys čia problemų man. Tai va tokie tie mano pasimeškeriojimai. Sąskaitoje viena aukšlė. Ir visai vykęs mano street fishingas. Važiuoju link namų, dar ten gal kažkur užmėsiu greitai, tai nesusilankščiau meškerės. Tiesa, man tai dar įdomu, iš kur tas muilas pas tos vandens motociklus, kad šitiek putų. Nu va, atvariau dar prie namų, kaip sakiau. Čia niekad nieko nesu pagavęs, tai taip kažką
truputį haha ir varysim namo, nes jau 8 vakaro. Nu, pabandom ant durniaus. Pas mane, matot, epizodai yra realistiški. Meškeriojimas realybė yra toks. Nėra, kad traukia ir traukia. Tai va, žinokit. Susitiksim kitame epizode. Ir kaip sakau, čia pas mane yra realybė. Realūs epizodai, realūs filmukai. Viskas taip, kaip turi būti. Tai ką, iki pasimatymo. Jeigu patiko, spaudžiam laiką. Ir užsiprenumeruojam kanalą. Ačiū.